Taigi, kroviklis pajungtas tas pats, šiandien nieko gero iš vėjo nėra. Niekas šiandien nesuka normaliai, kad protestuoti. Baterijos pasėdė. Čia yra jėgainės įtampos įėjimas. Čia krovimo srovė. Čia akumuliatorio įtampa. Žodžiu, šiandien nieko gero, nes tik svaiperį užsimaitino. Ir kaip viskas šičia, noriu papasakoti. Čia ateina valdymo plokštė yra sudubliuota, čia iš dviejų vieną padaryta, kad mažiau knystis reiktų. Lempa pajungta prie išėjimo prie valdymo, kad pagauta tą atsidarimo ribą, kada pradėtų po truputėlį blokuoti įtampas virš įtampį. Nes kadangi sukilus įtampai biškį negerai, nes amperažas labai kyla ir čia tokia atveju dėl to čia ir bandau tą visą tą reikalą padaryti. Šiaip tai nieko gero iš tikrųjų. Inventorį net nejungiu, nes mažai, nes nespėjau, net nekraunu iš tikrųjų šiandien nieko čia. Buvo iškilus įtampa, tai šiaip tai viskas veikia, viskas normaliai šitas PVM reguliuojasi. Paskui apie šitą. Čia srovės transformatorius, viena plokštė yra. Tai yra PC817 ir LT431 sudėta čia. Srovės transformatorius veikia šiaip, bet šiaip jau kaip ir šitam krovimo valdikliui, kaip ir jis nereikalingas iš tikrųjų. Bet šiaip jeigu padarytas jau galim įdėti, bet taip tai. O paskui čia su šito dar reikės biškį padirbėti ir reikia atsireguliuoti ir pasižiūrėti, kaip jis iš tikrųjų veikia. Toliau, kas šiandien kaip ir nieko tokio stebuklo neparodysiu. Nes šiandien nieko daugiau šiandien kaip ir nieko nėra. Viskas išgeso. Žodžiu, tik tiek. Inventorius toks jau toks, 2,5 kW power inventor. Modifikuotas sinusas, aišku, biškį geriau, turi savo pliusų ir minusų, aišku. Jau kaip pada biškį didesnis negu normalaus sinuso. Aišku, ten tų elektros variklinių nelabai nori dirbti su juo. O tikras sinus reikalauja truputėlį daugiau resursų įtampos atžvilgiu. Tai va, daugiau kaip ir šiandien nieko nėra, daugiau taip va įtampos. Tai ką, tada tai tiek tada būtų.